Sveiki visi. Šis naujas švietėjiškas projektas, antras po dialektikos pradžiamokslio, skirtas aptarti dabartinę socialinių mokslų būklę. Na ir tai, kaip pastarieji priklauso nuo visuomeninės situacijos bei individualių mokslininkų savybių. Iš vis numatoma 7 laidos, po vieną kas mėnesį. Dabar pirmoji, kuri vadinasi Glamūras ir visuomenė. Kurso eigoje aš bandysiu pristatyti glamūro sąvoką, pasamprotausime apie dabartinius visuomeninius procesus bei globalinę dabarties krizę ir kaip tai atsispindi socialinės teorijos turinyje. Taip pat pakalbėsime apie ekonomikos ir kultūros sąveiką bei konkrečių mokslų, socialinių mokslų ir jų atstovų situaciją šiandieninėme pasaulyje ir mūsų visuomenėje. Taigi, pirmoji laida – glamūras ir visuomenė. Mūsuose jau įsitvirtino terminas dvaro politologai, kuris gana taikliai apibūdina teleekranuose, interneto platybėse mirgančius be galo politologus, istorikus, sociologus, ekonomistus ir kitus socialinių mokslų atstovus, kurie užsiiminėja ne tiek moksliniais tyrinėjimais, kiek dabartinės socialinės sistemos ir jo šeimininkų interesų aptarnavimu. Bet šis terminas dvaro politologai yra siaurokas, mano galva, tam, kad apibūdinti daug platesnį tokį istorinį visuomeninį kontekstą, kuriuo dalimi yra tapusi šį dvaro politologiją. Apibūdinant šį platesnį kontekstą, aš naudosiu terminą glamūras, kuriuo esmę ir turinį paaiškinsiu toliau. Reikalas tas, kad socialinių mokslų tarnystės valdantiesiems reiškinys nėra kažkoks naujas dalykas. Tai buvo visada. Nuo pat Aristotelio laikų, kuriuo darbuose ir buvo atskirta fizika nuo metafizikos, tai yra gamtos mokslai atskirti nuo filosofijos, politologijos, ekonomikos ir kitokių įvairių mokslų užuomazgos apie visuomenę ir žmogų. Pats Aristotelis, kaip žinia, buvo Aleksandro Makedoniečio mokytojas. Ir pastarasis, tarp kitko, jam priekaištavo dėl to, kad filosofas savo žiniomis dalinasi su prasčiokais, kai tuo tarpu mokslinės žinios turi būti prieinamas tik siauram elitui, taip sakant, anuometiniam dvarui. Taip teigė Aleksandras. Į tai išminčius Aristotelis, kuris savo raštu buvo Platono mokinys, o pastarasis Sokrato mokinys, bandydamas nuraminti Aleksandrą, atsakė, kad jo paskelbtos mokslinės žinios vis vien bus nesuprantamos paprastiems žmonėms. Dar daugiau, Aristotelis teigia, kad paskelbtos jo žinios tai savotiškas toks maskiruojantis reiškinys ir kad liaudiška minia jas niekada nesupras be papildomų paaiškinimų. Ir dar daugiau, šių žinių atseit ir pats Aleksandras nesuvoks, kol Aristotelis nepateiks jam papildomų paaiškinimų ir argumentų. Iš šios istorijos seka tai, kad socialinis mokslas nuo pat atsiradimo galėjo jau tapti ir būti ir gilių teisingų žinių ir pseudomokslinių manipulacijų įrankių. Kita vertus, mokslinių atseit slaptų žinių turėtojai nuo seniausių laikų buvo suinteresuoti išsaugoti tokį savotišką žinių monopolį bei
pasidalinti jomis prie tam tikrų sąlygų su pasaulio valdovais. O idealiausias variantas, jeigu filosofai patys valdys valstybę, kaip to norėjo ir teigė Platonas, tarp kitko. Kažkokia prasme ši Platono utopija buvo realizuota mūsų taip vadinamame steigiamajame Seime, kur buvo apstu filosofų, politologų, žurnalistų, teisininkų, ekonomistų, įvairaus plauko mokslinių institucijų laborantų ir taip toliau. Jų valdymas šiandien ir atvedė Lietuvą ant karo slenksčio. Jie patys tai dabar vadina sėkmės istorija. Viduramžiais Europos įvairių karališkų dvarų aplinkoje visada būdavo ir savo menininkai, ir savo filosofai. Naujais laikais net prancūzų švietėjai enciklopedistai, Volteras, Diderot, Rousseau ir kiti, kurie skelbė idėjas, kuriomis buvo siekiama neskausmingai pertvarkyti pasenusius feodalinius santykius į buržuazinius, siekė ir susilaukdavo galingiausių Europos monarchų, Švedijos karaliaus Gustavo III, Austrijos imperatoriaus Juozapo II, Prūsijos karaliaus Friedricho II, Rusijos imperatorienės Jekaterinos II palankumą ir net finansinės paramos. Kai kurie iš anuometinių mąstytojų netiesiogiai tarnavo ir buvo išlaikomi įvairių karališkų dvarų. Šią prasme galima sakyti, kad nuo seniausių laikų tarp socialinių mokslininkų ir politinių elito visada buvo sudarytas toks savotiškas socialinis kontraktas, kurio esmė elitui tikros mokslinės žinios, o liaudžiai manipuliacijų žinių suragatas. Ir dabar valstybinis elitas savo sprendimuose dažniausiai remia tą informaciją tomis žiniomis, kurias pateikia įvairios spectarnybos, kurios turi galingus analitinius centrus, bei įvairias sociologinės, psichologinės ir kitokias laboratorijas. Masėms nuo panašaus žinių stalo nubyra tik nuotrupas, dažniausiai įvairių tokių sąmokslo teorijų ir ezoterikos pavidalų. Kita vertus, visais laikais, kadangi vis atsirasdavo įvairių grinuolių tikro mokslo fanatikų, kurie stengiasi populiarinti ir platinti savo žinias liaudės sluoksniuose, dar egzistavo ir valstybinė bei bažnytinė cenzūra, kuri kruopščiai prižiūrėdavo įvairūs nukrypimus nuo vyraujančios valstybinės ideologijos ir tradicijų. Tikras mokslas visada buvo gana pavojingas dalykas. Atsiminkime, kad ir Sokrato, Galilėjaus ar Giordano Bruno likimą. Taigi visuomenės ir ne tik visuomeninės minties sklaida visada priklausė nuo pasaulio galingųjų interesų ir buvo jų kontroliuojama. Mokslinės tiesos paieška, ypač jos populiarinimas visais laikais buvo gana toks rizikingas dalykas. Tam reikalingas ne tik atitinkamas išprusimo intelekto lygis, bet ir išskirtiniai tokie asmenybiniai bruožai, charakteris, valia, ryžtas ir taip toliau. Šiandien internete galima surasti informaciją apie tai, kaip kaip trumpiausias mokyklinis rašinys, kurį parašė Švedijos moksleivė Karin Larsson, buvo apdovanotas specialių prizų už originalumą ir trumpumą. Jo turinys yra toks. Sokratas buvo graikų filosofas. Jis vaikščiojo tarp žmonių ir dalijo jiems gerus patarimus. Už tai jie jį nunuodijo. Toks štai rašinys. Laikui bėgant per amžius aprobuota botago ir medolio politika visuomeninio mokslo atžvilgiu visokeriopai ištobulėjo. Apaugo
įvairiai žodžio laisvės mitais ir pagaliau iki mūsų dienų atėjo neregėtos cenzūros įvairiausio apribojimų pavidalu. Dabartinėse ir liberaliuose, ir autokratinėse sistemose jos jau mažai besiskiria viena nuo kitos. Dabar jau bet koks nukrypimas nuo generalinės linijos gresia įvairiais nemalonumais, įskaitant represijas ir kalėjimus. Tokia visuomeninė situacija, žinoma, veikia ir socialinis mokslas, nes, kaip teigia marksizmo klasikas, gyventi visuomenėje, būti laisvų nuo jos neįmanoma. Todėl mūsų, pavyzdžiui, dabartinės politologijos pagrindą sudaro toks jos dvariškas suragatas kaip lapatologija ir belinizmas. Būtent tokiais terminais šį reiškinį apibūdino vėlionis rašytojas Petkevičius savo Durniškėse. Tokia priklausomai paviršutiniška socialinių mokslų situacija viena vertus tenkina nemažą dalį taip vadinamų mokslininkų, kurie už visokius blizgučius lengvai parsiduoda oficiozinai tarnystei, o kita vertus tokia visuomeninė situacija ir valstybės bei pačių dvaro mokslininkų visada yra maskuojama ir iš dalies net kompensuojama, pirmiausia, kiekybinė tokia įvairiausio atseit mokslinių komentarų ir kaip taikliai viename pozicinėme leidinė tai pavadinta įvairių analizių analitikų įžvalgų gausa viešoje erdvėje. Net ir akademinėse studijose dabar įvairių socialinių mokslų programų ir pačių mokslininkų ten, profesorių, akademikų, docentų ir taip toliau, kiekis viršyje šiandien visas įmanomas ribas. Vienu žodžiu paviršiuje mes matome tikrą tokį formalų margumyną, kuris sudaro idėjinio turinio įvairovės arba, kaip anksčiau sakydavo, idėjinio pluralizmo įspūdį. Bet tai tik iliuzija. Tai ne pluralizmas, o pliurpalizmas, nes dabartinių socialinių mokslo turinys yra visiškai neturiningas. Jis yra glamūrinis. Glamūro esmė tai išorinis blizgesys ir vidinė tuštuma. Šį terminą glamūro pirmasis, tarp kitko, panaudoja anglų rašytojas Walteris Scottas, kuris rašė istorinius romanus apie viduramžio riterius. Žinomiausias jo romanas vadinasi Eivengas, kurį tikriausiai mano kartos žmonės vaikystėje daugumoje skaitė. Rašytojas taip įvardijo magišką galią, kuri kasdienybę paverčia išgalvotą tikrovę, panašią į pasaką, kurioje žmonės, namai, vietovės atrodo gražiai ir įspūdingai. Žodis glamūras verčiamas į lietuvių kalbą kaip žavumas arba puikybė. Anot Wikipedijos šio terminu apibūdinamas žavingas ir prašmatnus aukštuomenės gyvenimo stilius, kuris dažniausiai vaizduojamas brangių tokių madingų žurnalų viršeliuose ir kuriame atsispindi paviršutiniškas išorinis toks nerūpestingo gyvenimiško blizgesio standartas. Aukštuomenė tai pirmiausia viešpataujanti klasė. Ir kaip vėlgi teigia kitas marksizmo klasikas, viešpataujančios klasės idėjos yra viešpataujančios idėjos. Šioje vietoje galima dar tik pridurti, kad viešpatauja ne tik šios aukštuomenės klasinės idėjas, bet ir jos gyvenimo būdo bei vartojimo standartai, kurie kaip siekiamybė primetami visai visuomeniai. Arba bent bandoma tai visokeriopai propaguoti, kaip taip vadinama amerikietiška svajonė, pagal kurią atseit kiekvienas batų valytojas gali tapti milijonieriumi. Taigi, kaip dažnai teigia dar išlikę tikrai socialiniai mokslininkai, kapitalizmas galų gale formuoja taip vadinamą glamūrinę visuomenę, su jos glamūro ideologija, kuri įtakoja žmonių gyvenimo būdą, stilių, mintis ir veiksmus. Ji veikia visas gyvenimo sferas – politiką, ekonomiką, religiją, mokslą,
švietimą, meną, madą, sportą ir kasdienę tokią žmonių buitį. Yra 3 pagrindiniai glamūrinės visuomenės bruožai. Pirmas - tai demonstratyvus toks vartojimas. Tai pasireiškia viešų valgymų ten kavinėje, restorane, pastebimos kelionėmis į brangius kurortus, matomų naujausių madų, technologijų, sveikatos ir grožio industrijų pasiekimų naudojimu, naujos markės automobiliais ar kokio iPhone'o įsigijimu, viešų savęs pristatymų kokio nors telešou laidose ir panašiai. Vienu žodžiu svarbiausia, kad tas vartojimas būtų matomas plačioje visuomenėje. Antras bruožas - tai tokių statusinių grupių elgesio pamėgdžiojimas. Grupių, kurių stilius ir gyvenimo būdas atrodo pavyzdinis glamūro puoselėtojimas. Įvairių turtuolių, sėkmingų žmonių, verslininkų, kino žvaigždžių, o dabar ir blogerių gyvenimo būdų stengiasi pamėgdžioti tą būdą. Ir žemesni socialiniai sluoksniai. Juolab, kad visa oficiozinė žiniasklaida būtent tai ir skatina. Ir trečias bruožas - tai tokia glamūrinė ideologija nukreipta į grožio, jaunystės, turto kultą. O dabar dar ir genderinės visokias transformacijos ir metamorfozės. Ši ideologija propaguoja tokį nerūpestingą gyvenimo būdą, kuris nėra susijęs su mokymu, darbu ar kūryba. Jie orientuoja žmogų į kažkokią amžiną laimę, į amžiną tokį šventinį gyvenimą. Dabar net ir kalėdoms jau pradedama ruoštis iškart po Velykų. Toks gyvenimas atseit savaime pasiekiamas be jokių vargų ir rūpesčių. Glamūrizacijos procesas mūsuose prasidėjo 20 amžiaus pabaigoje dėl atsiverimo vakarų kapitalizmui į vakarietiškai civilizacijai, su jos rinkos ekonomika, su naujos socialinės sistemos susiformavimu. Ypač dėl iš esmės naujų žiniasklaidos priemonių atsiradimo. Pirmame etape svarbu vaidmenį čia suvaidino tokie blizgūs žurnalai, kai kurie televizijos serialai ir filmai, taip vadinamas muilo operos, kas ir tapo pagrindinėmis glamūrinio viršūnėlių gyvenimo būdo ir naujų vertybių propagandiniais tokiais instrumentais. Glamūrui svarbiausia yra pakuotė, etiketė, arba, kaip sako verslininkai, brandas. Žinoma, tai yra brangu, ne kiekvienas gali mokėti už tokį malonumą. Glamūras pasiekiamas tik nedaugeliui, tačiau daugelis juo siekia. Glamūras tai mada, kuri persmelkia visas gyvenimo sritis, ypač susijusi su viešumo demonstravimu. Glamūras tai savotiškas toks estetiškas grožio simuliakras, kurį formuoja šiandieninė buržuazinė masinė kultūra. Jam itin svarbi tokia estetinė gyvenimo pusė, žinoma, suvokiant ją būtent glamūriškai. Mums nuolat pasakojamos ir rodomos gražios Holivudo žvaigždžių gyvenimo istorijos, madų podiumai, šou verslo dievai ir deivės. Visos šios moteris ir vyrai istoriškai atrodo jaunatviškai, įspūdingai, kaip kokios dirbtinos lėlės, o ne gyvi žmonės. Televizijoje gausų šių žavių asmenių pramoginių laidų. Jie pasakoja, kaip pasidarė, nes žodis užsidirbo čia netinka, daug pinigų, o dabar perka savo jachtas, namus užsieniuose ir panašiai. Jie pasakoja apie savo verslus, tarsi sukurti verslą, tai vieni niekai. Kaip sakoma, gražiai gyventi neuždrausi. Šiandieniniai politikai ir visuomenininkai irgi mėgsta pasipuikuoti savimi socialinėje erdvėje. Kai kurie net ir pasigražinti savo biografijas. Daugumai jų atseit dabar tarybiniais laikais vedė savo mažus karus su valdžia, buvo slapti disidentai, rezistentai ir panašiai.
Šiandien glamūras demokratizuojamas, iš viršaus jis eksportuojamas į apačią, keičiasi pats glamūro turinys. Dabar tai ne tiek išskirtiniai kažkokie aksesuarai, išskirtinis turtuolių gyvenimo būdas, dabar tai bet koks toks atitraukimas nuo tikrovės. Beveik kasdieninė praktika, kai bandoma pabėgti iš pilkos ar problemiškos realybės į virtualinį pasaulį su jo Facebookais, TikTokais ir karingais kompiuteriniais žaidimais. Vienu žodžiu, glamūras tai ne esmė, o reiškinys, ne turinys, o forma, ne būtis, o buitis, ne originalas, o kopija. Visi šie dalykai šiandien keičiasi savo vietomis. Ir tai gana tokia dėsninga dialektinė transformacija tos visuomenės, kuri tiesiog persinkta dviveidiškumo virusu. Kai viena vertus kalbama ir rodoma apie gražius, kilnius, dangiškus idealus ir žmonės bei ketinimus, o kita vertus viską lemia žemiški, piniginiai, egoistiniai interesai ir motyvai. Tokia visuomenė vadinama kapitalizmas. Bet ir šioje vietoje šis paprastas, akivaizdus, turiningas terminas yra glamūrizuojamas tokiais gražiais žodžiais kaip demokratija, laisvė, atvira visuomenė, liberalizmas, tautinė visuomenė ir panašiai. Glamūrinė ideologija turi du savo tokius konkretesnius kapitalistinius tėvus. Tai vartotojiška visuomenė ir masinė kultūra. Bet glamūrinis kūdikis yra gimęs, galima sakyti, neišnešiotas iki galo. Šis tuščiai žavingas iš dalies lyg nekaltas reiškinys transformuojasi į savo tokią priešingybę. Tampa pavojinga bjaurastimi, kai susijungia su visuomenės fašizavimo tendencija, kuri šiandien akivaizdžiai reiškiasi. Fašizmas tai juk ne tik karas, holokaustas, dujų kameras, ne visur ir visada prie tokių ar kitokių baisumų einama, nors visada panašių kelių einama, nes šio kelio pasirinkimą diktuoja pati fašizmo ideologija. Vis dėlto tokios fašizmo formos kaip Italijoje ar Vokietijoje buvo atsiradusios dėl tam tikrų istorinių aplinkybių, kurios kažin ar gali pasikartoti. Fašizmas gali būti žiaurus, gurboniškas, žmogėdriškas, bet jis gali būti rafinuotas, inteligentiškas, estetiškas, jis gali būti net madingas. Tarpukario Europoje buvo 21 valstybėje fašistiniai ir profašistiniai režimai. Visose Europos šalyse veikia galingos fašistinės organizacijos, kurių veikloje aktyviai dalyvavo ne kokie nors marginalai, bet tuometinis politinis bei intelektualinis elitas. Madingas buvo respektabilus, toks šeimyninis, saloninis, būtent glamūrinis fašizmas, kuris aktyviai reiškėsi parlamentuose, elitinėse klubuose bei geopolitiniuose pasaulio galingųjų sambūriuose. Fašizmui labai svarbi estetinė gyvenimo pusė. Imperatoriški visokie realiai, romėniškus, priminantis plakatai, vėliavos, karinės civilinės uniformas su imperijos atributika, skulptūra, tapyba ir imperiją šlovinanti architektūra, tai italų fašistų ir Vokietijos nacionalsocialistų pamėgti estetikos elementai. Visa tai buvo gana patrauklų jaunimo tarpe. Tai dėja gana įtakingai pavaizduota Hitlerio mėgiamosios kino režisierės Leni Riefenstahl filme Valios triumfas. Fašistai puikiai suprato, kad pasaulėžiūrą lengviausia formuoti per istoriją, meną, literatūrą, sportą. Tuo pačiu daug lengviau, aiškiau galima pertelkti savo idėjas daugumai piliečių, naudojant lengviausiai suvokiamas ir suprantamas formas bei įvaizdžius.
Tai ypač pasakytina apie poveikį menkai išsilavinusių gyventojų sluoksniui, gebančių suvokti tik itin supaprastintas formas ir vaizdinius. Būtent dėl šios priežasties fašistinė tokia glamūrinė estetika remiasi lengvai suvokiamais dalykais, paprastomis, kartais net primityviomis geometrinėmis formomis, kontrastingais spalvų ir šviesų deriniais, lengvai įsimenamomis melodijomis, eilėraščiais, trumpais šūkiais. Pavojingiausias fašizmo ir glamūro sujungimas į vieną visumą vaisius – tai karo suprimityvinimas, subuitinimas, pagražinimas. Italijos poetas futuristas ir tuo pačiu vienas iš fašizmo teoretikas Marinetti teigia, didžiausias estetikos ir grožio įsikūnijimas yra karas. Baisiausia, kad karas šiandien jau paverstas tokiu reitinginiu renginiu ir net madingų dalykų. Apie jį kalba ne tik politikai, socialinių mokslų atstovai, bet ir žurnalistai, verslininkai, šou biznio, rykliai, internautai, o ir šiaip publika alubarise ir viešajame transporte. Karo tematika jau nuleista į buitinį tokį lygį. Prie jos visuomenė pratinama. Karui ruošiamasi kaip kažkokiam telešou. Ir kažkodėl itin karingai nusiteikusios kai kurios moteriškės, politologės, žurnalistės bei karybos specialistės. Kartais net susidaro įspūdis, kad jos pasiruošusios eiti į karą neužmirždamas nusidažyti lūpų ir pasidaryti manikiūrą. Šiandien jau akivaizdu, kad naujas pasaulis, kuriame šalių ir tautų santykiai vėl bent iš dalies remsis tarptautinės teisės normomis, ateis tik po artėjančių kažkokių karų ir lokalinių konfliktų virtinės, kurią lydės ir valstybinių sienų pokyčiai, ko gero. Taigi pats kapitalizmas, kuris pagimdė ir vartotojišką visuomenę ir masinę kultūrą, negali pasiūlyti žmonijai nieko kito, kaip tik eilę karų bei kaip savotišką dvasinę kompensaciją šios tikrovės glamūriškai estetizuotą jų atvaizdavimą viešumoje. Deja, pajungiant tam paviršutiniškus, konjunktūriškus, į praradusius tvirtą metodologinį pagrindą bei kritinio mąstymo likučius socialinių mokslų ir jų atstovų išvedžiojimus, kuriais visuomeniai pristatomas paviršutiniškas ir pataikaujančios valdančiai klasiai dabartinės situacijos priežastis. Taigi šiek tam kartui istorinio optimizmo visiems.